Hey guys, today we will be watching the triple jump from the Lithuanian Championships. Enjoy. Metrų 40 cm užfiksavo ir tikrai akivaizdu, kad trišuolis buvo kur kas geresnis. Aina Grikšaitė savo sąskaitoje turi 13 metrų 4 cm ir dabar antrasis sportininkės mėginimas atsispiria nuo lentelės ir skrieja toliau nei 13 metrų, bet panašu į antrąją poziciją jos šis trišuolis nepakels. Bandymą pakelti po pirmojo trišuolio rezultatą, 40 cm dabar. Ir trečioju bandymu Diana jau pravė plojimų, tai panaikymo kiek 3 minutų. Varžybų lyderiai išlieka dominuoti 13 metrų 76 cm. Vėl be lentelės atrado ir šį kartelį patentis matymą. Rezultatą bus gerinamas, vėlgi. Tas lentelė čia rezultatas visai kitoks. Lietuvos atletikos su kiekvieną dieną. Aina Grikšaitė, jo trečiasis bandymas atsispiria nuo lentelės ir vėliai Grikšaitė ir čia turėtų pakelti savo fiksuotą rezultatą kaip nuo jų bandymų. 13 metrų 4 cm sulaukė skaičių. Istorinė akimirka bus užfiksuota moterų šuolis su kartimi. Lietuvos trispalvė. Kliučiūtė jaunoji lengvosios atletikos žvaigždė, žinoma, pirmajame čempionate tikėtis nuversti kalnų, pasipriešinti čempionato senbuvėms ir kas labiau patyrusiems sportininkėms gali būti sudėtinga, to tikėtis sudėtinga, bet vien tik toks startas. Vien tik tokia patirtis gali atverti naujus klodus ir papildyti patirties bagažą jau tokiame jauname amžiuje. Netrukus bus duotas startas 200 metrų B finaluje, čia dar kartelį trišuolis ir šį kartelį Aurėjos Beniušytės bandymą išvysime. Tvirtieji trišuoliai atliekami. Aurėja Beniušytė kol kas turi savo sąskaitoje 12 metrų 73 cm. Užima ketvirtą vietą. Čia bus lentelė peržengta ir rezultatas nebus